Sveiki, esu Mindaugas. Man 24. Kreipiuosi į jūs, nes prireikė pagalbos. Esu kilęs iš daugiavaikės šeimos, tačiau su ja gyvenau neilgai, todėl, kad buvom paimti į vaikų globos namus. Kaip tu atsidūrei internete? Tėvai gėrė ir atėmė teisės jiems. Teisės ir viskas, ir pateko tenai. Mama nuvažiavo ten. Ten buvo visa istorija, kai važiavo korespondentai pas jūs. Taip. Tu gali man ją papasakot visą pilnai, taip kaip man pasakot? Paprasčiausiai ėjau namo tada, dar kai gyvenau su mama. Kiek tau buvo metų? Į mokyklą gal dar neėjau, gal ir ėjau į pirmą klasę, neatsimenu dabar. Na ir ėjau namo ir korespondentai tie važiavo, pavežė mane, klausė, kur gyvena Danutė, mano mama. Sakau, aš ten kaip tik einu, iš ten esu. Nuvažiavam tenai, klausinė, fotografavo, po to laikraštį parašė. O ką ten parašė? Kad tenai, kad tėvai geria, kad valgyti nepakanka ir panašiai. Gali papasakoti nuosekliai, kaip tave mama vežė į internatą? Na, aš kiek pamenu, tai paprasčiausiai važiavom su mama internatą, po to jam peškom iš Svėdasų į internatą. Nupirka ten tėtę, atsimenu. Bet tu supratai, kur tave veda? Taip. Tu supratai, kad tave veda gyventi kitur? Taip. Ir kaip tau tai atrodė toks? Nežinau, tiesiog pasimetęs buvo ir viskas. Bet vėliau apsipratau ir viskas. Pačias pirmas dienas būna sunkiausias tokia įstaiga gyvenant. Kai ten papuoli kažkaip. Bijai ten to, paprasčiausiai žinau, kad gali bet kada atimti, nes buvo kažkokias kalbas, kai gyvenau su mama. Ir kažkaip bijau tokį dalyką, kad paimtų. Bet kada ten papuoliau kažkaip, visai kitaip buvo. Visai gerai internete buvo, geriau nei namie. Todėl, kad visada pavalgęs, įsimiegi ramiai, nematai smurtą, visai kitas gyvenimas. Palyginus tokiai šeimai. O kiek tuo metu namuose liko dar vaikų? Dabar nepamenu, gal 3 kokie. Bet taigi ir jos paėmė po to vaikų namus. Augdamas vaikų globos namuose ne visada jaučiausi pilnaverčiu žmogumi, nes trūko meilės, kurią gauni augdamas šeimoje. Tiesa, esu kelis kartus turėjęs globėjus. Mindaugai, tu man pasakyk, kiek tu vietų esi pragyvenęs? Kiek tu turėjai namų savo gyvenime? Galėtum suskaičiuoti? Ta prasme, namų gyvenam, kiek gyvenau? Ką žinau dabar. Jeigu skaitant internatą dar, gal kokius 7, 8. Tai dabar ilgai reiktų skaičiuoti. Pirmiausia, tai reikia turbūt pradėti nuo sesių, kurios atėjo į mūsų šeimą. Mano mažosios dukros dėka. Jinai atsinešė rajoninę laikraštį ir pasakė, mamytė, tu paskaityk. Čia yra toks skelbimėlis, kad mergaitėm reikia namų. Kaip tik buvo tada kalėdų atostogos vaikų ir tos mergaitės gyveno globos namuose. Tai, žodžiu, tuo pasibaigė, kad mes atsivežėm tas mergaitės. Ir aš tik tai galvojau, gerą darbą padarysiu būtent tik per kalėdas, bet taip jau atsitiko, kad tos mergaitės prie mūsų priprato per tas atostogas ir paskui jau prašėsi, kad ar galim mes čia atvažiuoti. Mums pradėjo mama tetė vadinti. Na, žinokit, ir tos mergaitės jau pastoviai būdavo savaitgalis atvažiuoja, atostogos mūsų šeimoje. Na, žodžiu, bendravome mes su jom. Ir jos pasisakė, kad yra Mindaugėlis, toks broliukas. Aš tą Mindaugėlį patį pirmą kartą pamačiau, aš nežinau, jis gal buvo koks 6 ar 7, labai smulkutis vaikas, jos valgykloje valgė ir sakė, čia ten kampe sėdi mūsų broliukas. Aš jo tada nekalbinau, kad tas vaikas neįsigastų, jo labiau svetima, bet tarp bendramžių tai jisai palyginamai daug mažėlesnis, smulkesnis buvo, tarp tų savo bendramžių. Na ir paskui jos paprašė, negali tas broliukas atvažiuoti pas mus į svečius, pažiūrėti, kur mes gyvename. Aš negalėjau uždrausti, jo labiau, kad sesės, broliai, skaitau, turi būti krūvoje. Taip pat pirmą kartą atvažiavo. Tas vaikas labai patiko, nes jis tai gink-dieve nešnekėjo apie savo tėvus nieko blogo, kokie ten tėvai bebuvo. Žodžiu, labai šiltas vaikas. Gink-dieve niekada nesikalbinėjo. Realiai jisai suvokė, kad
kad reiks į gyvenimą kabintis vienam kažkaip. Stengiasi mokytis mokslą, jam teisybė vidutiniškai sekėsi. Na va, ir jis taip pačiai paklausė, ar aš dar galėčiau atvažiuoti čia pas jūs. Na, jeigu sakau tau gerai, tai prašau, atvažiuok, tik tai susitark su globos namais, jeigu tave išleis vaikas, atvažiuok. Na, ir jis tai pradėjo važinėti. Mindaugo laišką gavome dar pavasarį. Jaunuolio prašymas buvo suremontuoti pečių. Jau ne vienerius metus jis, turėdamas savo namus, žiemojo kur priglaustas. Keletą mėnesių trukusi pažintis, tiesa tik telefonu parodė, kad tai nuskriaustas, tačiau atviras ir nuoširdus vaikinas. Nelepintas likimo jis regis turys teisę būti piktas atvirkščiai. Apie visus sutiktus žmonės kalba tik gerai, o ypač apie tuos, kurie neliko abejingi jam. Mindaugo receptas labai paprastas. Stenkis suprasti žmonės ir prisitaikyti. Šiuo metu Mindaugas gyvena Taujėnuose. Jau keletą metų čia jo namai, draugai ir bendraminčiai. Su Mindaugu susipažinom gal kokie 4 metai atgal. Kaip mes, jisai buvo atėjęs į sąjungą, neįgaliųjų sąjungą ten, į mano pušystas, irgi veteranas, nuvėję, pamatė jį, kad tas šlubuoja viskas, į pirmą grupę, sužinčiagi labai sunkiai pas jį negalė fizinė. Atvedė čia, susipažinom, o tam patiko iš karto. Žinot, geras bachūras, neblogas. Žinot, po tokios galvos smegenų, pas man galvos smegenų trauma, bet pas jį dar sunkesnė buvo šitą. Po to sunkios smegenų traumas jisai aktyvus, toksai, suprantat, jisai sportuoja, irgi yra net prizinių vietas, lengvojo atletikas 3 Lietuvos čempionate, 3 buvo. Buvo čia dažnai Laimė komandos narys, labai geras, draugiškas bachūras. Įsivaizduokit, važinėja 14-16 iki Taujėnų, kur gyvena, beveik kiekvieną dieną važiuoja čia autobusu. Čia mažai kas dabar, brangiai jį kainuoja, gerai pas jį pirmą grupę, jam pigiau. Tai važiuoja, suprantat, jis sportuoja, viskas, daro, ką reikia, labai geras bachūras. Negali sustingti vietoje, negali nieko nedaryti. Sustingsi, po to bus blogai. Reikia judėti, kaip nori būti aktyvus. Nenori sėdėti vietoje, nori kažką veikti. Ar dėl to ir vaikštai į tą sporto klubą? Taip, man patinka. Man visą laiką patikdavo sportuoti, kažką veikti. Neįdomu nieko neveikti. Vis tiek malonu, kai kažką išloši, tave apdovanoja, kažkoks geras jausmas, man patinka. O tai kas tau svarbiau? Ar treniruotis, ar tas jausmas? Ir tas. Pirmąją negalios grupę turintis Mindaugas tiki, kad sportas tai jo sveikatos ir jėgų palaikymo šaltinis. Užsispyrimu ir sportu jis prieš keletą metų sugebėjo vėl atsistoti ant kojų, valdyti numirę ranką ir kontroliuoti priepuolius. Vaiko ir kalba buvo pažeista, jisai lėčiau kalbėjo. Ir rankytė ir dabar jau likus tokie, ta kojytė labai vilkdavo. Širdis skaudėjo, žinokit, kada aš išeidavau, tai verkdavau. Nes padėti faktiškai negali. Bet juk pats labai užsispyręs dirbo. Labai. Dabar jisai vaikas sportuoja. Kad tik neduotai lygai. Taip. Kabinasi gyvenimą. Kaip reta. Būtent tą dieną aš paskui daug kartų sugrįždavau, net pagalvodavau, kad galbūt, jeigu aš būčiau sakius, kad tu Mindaugai nevažiuok į tą butą, bet pas mus pabūk ir mes visi kartu nuvažiuosim, galbūt nebuvę tos nelaimės. Jis vaikas atvažiavo, pasigyrė, kad ten dviračiai kažkokių ten, aš nebežinau dabar, atšvaistą kažkokią naują nusipirko ten, kažką tai ten, žodžiu, dviračių kažkokių papildomų dalių ir vaikas paklausė, nes su mano vaikais bendraudavo, ta vyresnė mergaitė labai kažkaip tai, nors jis su mažaja, jisai niekada nesipykdavo, niekada. Ir jeigu jau kažkoks kiviršas įsiplėsdavo, tai jis kaip tas angelas visus nuramindavo, jisai taip sugebėjo, taip. Ir žinokit, būtent tada atvažiavo, paklausė mano vaikų, ar eis į tą šventę Dainavos slėnyje.
Na, kiek iš čia pabuvo, aš dabar galvoju, turbūt arbatos išgėrė kaip eilinį kartą ir vaiks išmynė. Ir mes Dainavos, per tą šventę Dainavos slėnyje matėm jį, jisai su vaikinu buvo atėjęs, vėl pasisveikino, paklausė, kur mano vaikai, bet tai vaikai kaip jaunimas, jie kažkur irgi vaikščiojo. Na ir aš tada jau paskutinį kartą mačiau prieš visą šitą nelaimę, o tada naktį buvo, žinokis, skambutis, aš buvau tik primingus, kaip jaunimas, keitė tas kortelės telefoną. Ir nepažįstamas man balsas klausė, kieno čia telefonas. Žinokit, aš pasimečiau, nes aš tikrai nežinau šito numerio. Ir paskui mano duktė vyresnioji nubudo, jau kada po viskam sakau, tikrai nežinau, bet sako, čia taip įdomi užvardinta tata. Nu, mes, mano gyvenimo tą draugą, vyrą, nu, kažkaip tai praminėm tatą, ten iš humoristinio to serialo. Na ir, žinokit, paskui kažkaip tai aš, kada jau nutraukiau tą pokalbį, kažkaip pradėjau galvoti, galbūt Mindaugo kažkas, gal ne su Mindaugu, vyresnioji pasižiūrėjo telefonę, sako, mama, čia Mindaugo nauja kortelė. Tai aš greitai vėl skambinti, galvojau, pavogė, nu, maža ką šventė, gal telefonas skambinti. Jam vaikų iškrito, kažkas atrado sąžiningas ir nu, kaip į policiją nunešė. Žinokit, ir aš tada vėl skambinu, pagalbos to telefono 112, man atsiliepė, aš sakau, čia Mindaugas Savickas, čia jo telefonas. Ir žinokit, man tada, sakau, jis turbūt pametė tą telefoną. Aš sakau, jam pranešiu, kad jis ateitų pasiimti, kur jį pasiimti. Sako, ne, įvyko avarija, šitas žmogus yra be sąmonės, mašiną partrenkė. Tai sakau, kur man dabar lėkti, kur man važiuoti. Sako, jūs niekur nevažiuokit, nes mes iš karto vežam į Panevėžį. Tai va, tada ilgą laiką vaikas buvo komoje, lankėm, buvo reabilitacija. Net keista, žinokit, pačių gydytojų diagnozė buvo turbūt, kad sunkiai išgyvens, nes jisai labai ilgą laiką buvo komoje. Žinokit, ir kada gydytojas pasakė, įvyko stebuklas, sako, turbūt jisai pats labai norėjo gyventi. Aš nepraradau optimizmo ir pradėjau kabintis į gyvenimą. Iš Našlaičio vienkartinės įsikūrimo pašalpos pavyko nusipirkti apleistą butuką. Gal jūs galėtumėt man nors kiek padėti jį įsirengti, nes neturiu sveikatos jame dirbti, o gyventi reikia. Jei pagelbėsit, palieku savo adresą.